Dar ką nors?
Dar kartą sveiki TV3 žiūrovai ir štai jau liko 3 ratai, simboliška nuo 3 ratų iki pradėti, kadangi liko 3 ratai iki finišo. Saulenį, kas vyko dabar ir kas vyksta? Lieka mažiau negu 10 km iki finišo ir pirmauja Porsche Carrera GT3 automobilis pažymėtas 911 numeriu, tai DAL automobilių sporto klubo ekipa. Vytautas Venskūnas ir Alfredas Kudla, jie važiuoja greitai ir jiems lieka, kaip jau minėjai, Samai, mažiau negu 3 ratai. Jie yra lyderiai ir baigiantis lenktynėms rimtų konkurentų, jie jau nebeturi. Skubėti jiems nebėra kur. Kaip matote, gamta vėl krečia išdaigas, štai vėl lenktynininkam išbandymas, vėl baisus lietus, baisus škvalas. Čia ir, nežinau, kaip tie 2 ratai dabar lygia, tai gali dar daug kas atsitikti ir taip toliau. Kaip vyko kova, kas ten pirmavo ir kaip ten viskas vyko, Saulenė? Iš principo, besibaigiant praėjusį mūsų transliacijai, tapo aišku, kad Los Patrankos ekipa dėja dėl techninių problemų 3 metus iš eilės nesugeba kovoti dėl pirmosios vietos, ilgokai buvo tarp lyderių, tačiau buvo priversti pasitraukti ir Porsche kaip nutolo, taip nutolo, rimtesnių konkurentų jau nebemato ir savo artimiausius varžovus. Šiuo metu antroje vietoje važiuoja Audi A4 ekipažas, tai yra Sonex Baltpark Audėjo ekipa. O štai matome, kad yra 3 vietą užimantį Adampolis Mobile Racing Team BMW automobilį. Šios varžovus Porsche mašina lenkia daugiau negu 10 ratų ir gali iš principo per daug ir nebeskubėti. Manau, kad jau niekas nebepavys. Tikrai 10 ratų tai yra didelis laiko tarpas netgi. 30 km distancijos tiek atitrūko nuo savo varžovų per tą 1000 ir beveik 3 km. Beje, Saulenė, pažiūrėkime, kur mūsų TV3 ir Vilniaus banko lizingo komanda. Kurioje vietoje dabar? Jie yra antrajame 10-tuke, tačiau faktas tas, jie sėkmingai važiuoja link finišo ir tai yra ko gero didžiausia šio ekipažo pasiekimas. Pasidžiaugti, tai yra didvyriška kova iki galo. Reiškia, nesvarbu jų visos techninės problemos, reiškia, ta avarija paveikė, aišku, labai paveikė komandos dvasią, bet iš tikrųjų Nomeda ir jos 3 draugai, kaip sakant, finišuos vis tiek. Be abejo, matėme kaip džentelmeniškai Estijos lenktynininkai, kurie pakilo iki 4 vietos, tai yra vienas geriausių svečių pasiekimų, atrodo tokiu nekaltu Toyota Yaris automobiliu, 115 arklių prieš bemaž 400 arklio galių, kurie yra po šio Porsche monstro variklio dangčiu. Estai važiuoja džentelmeniškai, tvarkingai, korektiškai ir kol kas užima 4 vietą. Yra tikrai pakankamai greiti lenktynininkai ir ypač džiaugiasi savo serviso mechanikus, kurie dirba tikrai itin puikiai. O didesnių problemų Porsche neturėjo, jų mechanikai galėjo, nesakysim, kad taip visiškai laisvai praleisti visą šeštadienį Palangoje. Darbo jie tikrai turėjo, tačiau lyderiai yra lyderiai, jie yra neteisiami, jie artėja link savo antrosios pergalės. Na, štai ir mūsų roveris, štai pažiūrėkite, roveris vis, tai yra, atsiprašau, Mini automobilis, TV3 Web lizingo ekipažas, Nomeda Marčėnaitė, Audrius Šiukšda, Vidmantas Janulevičius, kuris pradėjo šias lenktynės šiandien 11:15 min. Ir Darius Krasaitis, 4 lenktynininkai, susitvarkė su tikrai nelengvu išbandymu. Jie važiuoja be vairuotojo, pusės durelio stiklo ventiliacija, su drėgnu Palangos oru, ko gero yra papildoma ir tikrai neįtin maloni šio metu. Ir ne tik, ir aš kiek mačiau, yra visas kraštas nuluptas, netgi, kaip sakant, metalas buvo atkaltas, nes buvo iš tikrai rimtai pažeista šita pusė, negalėjo pumpuoti normaliai kūro. Tačiau faktas yra tas, kad jie važiuoja, jie artėja link finišo, o juos lenkia, galbūt nesvarbu kiek ratų, tai iš esmės nėra pats didžiausias dalykas. Šių varžybų lyderiai numeris 911 Alfredas Kudla ir Vytautas Venskūnas. Beje, Vytautas Venskūnas taps pirmuoju Lietuvos sportininku, kuris laimės lenktynės 3 kartą. Jis slystelėjo šis automobilis užvažiuodamas ant tilto, tačiau iki finišo jiems lieka vis mažiau ir mažiau. Kiek atsimenu, jie dar prieš startą, aš atsimenu, kad krovė į savo automobilį netgi iš vyno luitus. Iš tikrųjų didžiulius vyno luitus, nes šis automobilis yra per galingas ir, reiškia, per lengvas lietuviškoms trasoms. Pagal galiojančias taisyklės jiems teko vežtis beveik 100 papildomų balasto kilogramų, tačiau ir ta 100 kilogramų tokiam beveik 400 arklio galių monstrui, kai matome, nebuvo kliūtis. Jie važiuoja pirmi, jie artėja link savo pergalės. Porsche Carrera. Ir tai pasirodo, tai yra paskutinis ratas, tai yra finišas. Mes matome šių metų Horn Grand Prix 1003 km laimėtojus. Ir tai yra vis dėlto eilinį kartą, kaip ir praeitose lenktynėse, tai yra Porsche automobilis. Visi laukia intrigos, visi laukia netikėtumo, tačiau tradicijos tęsiamos. Na, bet buvo, jis buvo, iš tikrųjų buvo mūsų liaudies automobiliai Audi įsiveržė, bet štai vis dėlto Porsche ir štai iškėlęs ranką mojuoja. Nežinau, kas dabar automobilyje Porsche, kuris iš lenktynininkų. Manau, kad Alfredas Kudla turėtų būti šio automobilio lenktynininkas. Taip, ir pergalininkas šūksnis.
vėl Porsche. Jie turi dėl ko džiaugtis, jie vargo, iš esmės... Jo, beje, pas juos iš tikrųjų kondicionieriaus nebuvo ir tiesiog lenktynininkas išlipęs iš Porsche automobilio buvo pilamas kibirai šalto vandens, nes tiek karšta buvo automobilyje. Ir stiklas pas juos nesidarinė, ir durelės padarytos iš karbono sveria, nežinau, galbūt 1,5 kilogramų jas galima mažuoju piršteliu atidaryti. Adapolis Mobil Racing Team, ekipa, kuri finišuoja 3 vietoje. Tikrai šauniai pasirodžiusi komanda. Algis Čiblys, Renaldas Gabartas, Valdas Vilūnas, Šarūnas Vaškelis ir Ramūnas Čepkauskas. Aš tai matome lenktynių nugalėtojų džiaugsmą. Porsche automobilis laimi dar vieną pergalę čia Palangoje, pratęsdamas garbingas šio gamintojo tradicijas ilgų nuotolių distancijose. Manau, kad kitais metais vis dėlto dar kažkas galbūt ir pažeis šias tradicijas, bet pakol kas Porsche yra nenugalimi šioje trasoje. Taip, kad visi tie, kas turi Porsche automobilius, gali dabar išdidžiai šūkti, jas, mes Lietuvoje esame nugalėtojai. Jo, mes esame kiečiausi ir būtent ilgų nuotolių lenktynėse kol kas niekas jiems neprilygsta. Antroji vieta tai ko gero yra didžiausia šių varžybų staigmena Sonex. Baltpark Audėjas ekipažą būtina paminėti. Ričardas Kasparavičius, Arūnas Bartusevičius ir Andrius Karčiauskas. Jis buvo naujokas šiose lenktynėse. Jie užėmė antrą vietą šiose varžybose su Audi A4 automobiliu. Ketvirtoji vieta, svečiai iš Estijos su Toyota Yaris automobiliu Valvoline Racing ekipa. Tikrai greitai važiavę mūsų svečiai, kurie pasirodė pagal galimybės Prit Kadastik, Michael Ninemaja ir Timo Raucik. Ir taip, penktoji vieta, Jutta Castrol. Jutta Castrol tai taip pat internacionalinis ekipažas su dizeliniu Volkswagen Golf TDI, tas pats automobilis, kuris pernai buvo 3 vietoje, netai blogai jie pasirodė ir šiemet. Na, ir ką mes matome, ir TV3 VB leasingas, automobilis Mini Cooper'e sėkmingai baigė šias lenktynės, jie užima tikrai aukštą ir garbingą 14-ąją šių varžybų vietą. Beje, iš tikrųjų su tokiom nelaimėm ir, kaip sakant, nenumatyta avarija, kuri iš tikrųjų įvyko ne dėl mūsų lenktynininkų kaltės ir štai jie vis dėlto baigė lenktynės. Aš manau, kad iš principo tai, kad jie baigė lenktynės, yra pati didžiausia jų pergalė ir to ko gero galės didžiuotis ir Nomeda, ir visi TV3 žiūrovai, kurie bandė šiandieną padėti mūsų komandai ir valdyti. Štai išlipa mūsų nugalėtojai. Porsche. Ir štai labai sunkiai lipa, aišku, ne taip paprasta. Milžiniškas krūvis ir milžiniškas vairuotojas, todėl kad šiam automobiliui iš tikrųjų reikia milžiniško krūvio. Tai yra Porsche Carrera GT3, naujausias šių metų Porsche modelis. Juo Alfredas Kudla važiuoja Porsche Carrera Cup varžybose ir Vytautas Venckūnas, jo kolega, pakartoja pergalę iškovotą prieš 2 metus čia pat Palangoje. Tiesa, tuomet oras buvo gerokai geresnis, visą dieną švietė saulė ir lietaus mes visai nematėme. Taip, mes turime gavį. Lenktynės baigėsi, finišas paskeltas ir dabar mes kalbėdame šių lenktynių nugalėtoją Porsche komandą. Sakykite, kaip jaučiasi nugalėtojas, ką jisai jaučia? Kaip ir bet koks nugalėtojas, laimę jaučia, laimingas, džiaugiasi, viskas gerai. Buvo sunkios lenktynės. Sveikiname jūs. O sakykite, koks jūsų buvo didžiausias greitis tiesiojoje? Sunku pasakyti, mes kaip ir rekordų nesiekėm, bet apie gal 225, 230, kaip koksai. Klausykite, visai pamiršau, laikau rankoje, taigi šampanas nugalėtojui. Ir dar norėjau jūsų paklausti, ar tas lietus siaubingas, ar jums sumaišė, ar jums pamaišė? Ups. Mes laimėjom, matomai nepamaišėm. Šaunu, sveikiname jūs. Taip, tai buvo Alfredas Kudla, šio ekipažo vairuotojas, greta jo Vytautas Venckūnas. Šis lenktynininkų duetas pakartoja savo pergalę iškovotą prieš 2 metus čia pat Palangoje Horn Grand Prix 1003 km trasoje. Na taip, tradicijos yra tikrai gražus dalykas, bet kartais norisi tos intrigos. Ir iš tikrųjų šiandieną intrigos buvo daug. Štai laistosi šampanu. Intriga buvo iš esmės 2/3 lenktynių. Pernai įveikė štai nugalėtojų šampanas Vytautas Venckūnas, kuriam šiandien tikrai buvo karšta, gauna šampano dušą. Komandos šiandien varžėsi tikrai pakankamai ilgai ir Los Patrankos su Porsche automobiliu daugiau negu 2 lenktynių trečdalius konkuravo iš esmės dėl 100 sekundės dalių. Viena ir kita pirmavo po keletą kartų ir tas apmaudus. Sunku pasakyti, patys Los Patrankos ekipos mechanikai taip ir negalėjo sakyti, kodėl jau kelintą kartą išleista nelemtoji turbina, kaip sakoma, sugenda pačiu svarbiausiu momentu ir ekipai nepasiseka pasiekti lenktynių finišo. Matyt, čia lenktynininkam egzistuoja irgi kai kurios magiškos taisyklės, tai yra užkeikimai ir visokie prakeikimai. Matyt, taip jau taip yra. Gabija štai vėl turi. Antrosios vietos nugalėtojus. Atsiprašau, ar galima jūs sekundę atitraukti nuo šitų gerbėjų? Ką jaučia antrosios vietos nugalėtojas? Be abejo, jaučiam didžiulį jaudulį ir
Šiaip esame be galo laimingi, bet norėčiau pabrėžti, kad visa šita pergalė tai yra mūsų visos komandos nuopelnas. Tiek mechanikų, trenerių ir be abejo komandos narių. Visiems norėčiau labai padėkoti. Be abejo. Esame labai susijaudinę, dabar nesudėtinga, ką nors ir kalbėti. Aš labai už jūs džiaugiuosi, dar pasakykite, kas buvo sunkiausia šiose lenktynėse? Važiuoti. Sunkiausia buvo važiuoti. Bet... Ačiū labai, linkime jums sėkmės ir sveikiname jūs labai labai. Ačiū. Kągi tai buvo antroji ekipa šiose lenktynėse. Sonex Baltpark kūdėjas Ričardas Kasparavičius, Arūnas Bartusevičius ir Andrius Karčiauskas su Audi A4 automobiliu. Jie distanciją įveikė antroje vietoje. Na kągi, matome, plūsta visa masė žiūrovų, nesvarbu, nežvelgiant į lietų, plūsta visi prie starto linijos ir sutinka nugalėtojus, taip pat visas komandas, kurios jau susirinko čia starto linijoje. Štai paklausime, gal Gabija kažką tai dar surado? Aš tik pasakysiu, kad trečiąją vietą lenktynėse užėmė Dampolis Mobile Racing Team ekipa su automobiliu BMW 318. Pirmosiose lenktynėse ši komanda buvo antroje vietoje, šiemet jie užima trečią vietą. Tikrai šaunus ilgamžiškumo ir komandos patikimo darbo rezultatas. O lyderiai yra lyderiai. Porsche Carrera GT3 dar sykį rodo, kad Porsche automobiliai ilgose nuotoliuose tikrai yra greičiausiai. Emocijos liejasi per kraštus, aišku, čia mašinas apspitė gerbėjai ir fanai, aistruoliai. Ir aš dabar labai trumpai bandau pakalbinti trečiosios vietos laimėtojai. Sakykite, kas buvo sunkiausia šiose lenktynėse? Sunkiausia nugalėti jaudulį ir nepadaryti klaidų. Mes nepadarėm klaidų ir laimėjom trečią vietą. Ir kaip jūs jaučiate? Puikiai, puikiai. Ačiū Ramūnui Čepkauskui, Baltijos čempionui, kuris mus išmokė taip gerai vairuoti ir susitvarkyti su savo emocijom. Komanda buvo draugiška. Jie truputėlį meluoja, aišku, nes visa komanda mūsų įsivairuoti buvo lygiai tokie patys ir vienodi ir visi taip pat labai gerai vairavo. Aš labai jūs sveikinu ir linkiu jums kuo didžiausios sėkmės. Aš tai galiu pasakyti, kad šioje ekipoje važiavo vienas iš berods 3 ar 4 lenktynininkų startavusių visose panašiose lenktynėse. Tai buvo Algis Čiblys, draugė su juo buvo Renaldas Gabartas, Valdas Vilūnas, Šarūnas Vaškelis ir Ramūnas Čepkauskas. Jie buvo trečioje vietoje šiandien. Svečiai iš Estijos iš Valvoline Racing ekipos užėmė 4. vietą. Beje, Estai visą laiką, matyt, nuo suomių, kaip sakant, nukopijavo visą šitą sėkmę. Perima tą sportinį azartą, važiuoja neskubėdami, bet tas neskubėjimas šiose lenktynėse irgi lėmė tikrai pakankamai daug. Taip. Ir aš manau, kad ko gero netrukus Gabija turėtų pakalbinti ir mūsų Jo, o beje, dabar tikrai narius. prisiminkime šitą nelemtą įvykį, kuris įvyko trasoje per pirmąjį lietų. Štai kaip skaudžiai, kaip skaudžiai įkando mūsų komandai ši Honda Civic. Tai buvo Akstės ekipa, Marius Milevskis vairavo automobilį. Na, bet galim pasakyti tiek, kad mini automobiliukas atrodo toks nedidukas ir visa kita, jis atlaiko, prašom, kokios smūgius, iš tikrųjų rimtus smūgius. Ir atlaikė svarbiausia 1003 km lenktynių išbandymo, nes kur kas geriau parengta, labiau galbūt sportui tinkama technika, dėja turėjo baigti varžybas. Taip, įvairiausių problemų, įvairiausių technikų, štai roveriukas, tai yra, atsiprašau, mini, nei granatos, nei visai kitokie dalykai nepavedė. Nei granatos, nei turbinas, nei babinas, nieks nepavedė. Gerbėjų mini ir aistruolių vos prasibrovėme per TV3 ir Vilniaus banko lizingo komandos automobilio. Sveikinu jūs labai labai. Sakykite labai greitai, kadangi jūs dabar mato visą Lietuvą. Audriau, kadangi tu vairavai paskutinis, kas buvo sunkiausia? Nieko sunkaus nebuvo paskutinį kartą važiuoti, buvo tiesiog palaimas jausmas, nes jautėm, kad viskas bus labai gerai ir kad sugebėsim finišuoti geroj pozicijai. Tai tu dabar praktiškai ir atsakei mano klausimą, kaip tu dabar jautiesi? Fantastiškai. Pirmą kartą finišavau, taip. Jausmai galingi. Sveikinu tave. Nomeda, sakyk, kaip tu manai, kaip būtų susiklosčiusi jūsų situacija, jeigu jūs nebūtumėt patyrę trasoje to tokio baisaus dramatiško incidento? Na kągi, mes buvom paskaičiavę, tai mes turėjom užsilipti šiandien bei ten. Būtumėm užsilipę truputėlį aukštėliau, bet dabar labai gerai. Bet dabar yra labai gerai, nieko tokio, patirtis yra labai vertingas dalykas. Bet Nomeda, aš girdėjau, kad įvyko dar vienas kuriozinis įvykis. Jūs nuvažiavote į degalinę užsipilti degalų ir tik degalinėje baigėsi degalai ir tu buvai priversta nieko nebešus išvažiuoti iš degalinės? Aš buvau priversta išvažiuoti ir tikėjausi gal kas nors mūsų kokių ratų užskaičius ar ką ir nevelnio ir sako, taip nepriklauso. Nu, vienu žodžiu, viskas yra kaip yra ir yra gerai. Aš dar labai norėčiau pakalbinti komandos trenerį Joną Dereškevičių, kurio čia dabar nesimato, be kurio
be kurio matyt nieko nebūtų įvykę. Jonai, sakykit, ar komanda išpildė visus jūsų lūkesčius, ar jie darė viską, ko jūs jų mokėte? Žinokit, be abejo, nesitveriu džiaugsmu, tikrai tokia didžiulė pergalė, nes tikrai labai sunkus kelias į šitą momentą, į šitą akimirką. Jeigu tai po teisybei, tai jis prasidėjo kažkur prieš 2 mėnesius ir kad per 2 mėnesius, visai nebūnant jokiais lenktynininkais, neturint patirties tapti būtent tokiais gerais varžovais, tiek suteikti žiūrovam emocijų, tai yra pasaka, tai yra nuostabu. Aš žaviuosi savo auklėtiniais ir džiaugiuosi, kad mane pakvietė padėti, pasidalinti savo patirtim. Tikrai, nuoširdžiai ačiū Jums. Yes, šaunuoliai. Ir dar vienas komandos narys Vidmantas. Vidmantai, ką tu jauti? Nu, jaučiu, kad galėjo būti ir geriau, bet džiugu taip, kaip yra tikrai. Yra taip, kaip yra. Ką darysim? Dariau, kas tau bus sunkiausia? Aš jaučiu, kad dabar to gersim šampaną, o sunkiausia buvo važiuoti paskui mėlyną automobilį su jungtais švyturėliais. Aha, ir laukti, kol tu tą šampaną gersi. Ja. Šaunu, sveikiname visą TV3 Vilniaus banko lizingo komandą. Samai Sauliainis, žodis tau. TV3 ir VB lizingas sėkmingai baigė šį alinantį maratoną. Šiandien kaip niekad Palangoje buvo permainingas oras. Turėjome lietų vieną kartą, turėjome liūtį antrą sykį ir ko gero pirmą sykį esą netgi šlapiam orui vyksta ir lenktynių finišas. Paprastai šviesdavo saulė, vos ne vaivorykštė, būdavo fantastiškai geri orai, o štai šiemet viskas buvo truputėlį kitaip. Beje, dar reikia pasveikinti ir visus žiūrovus, kurie TV3 žiūrovus, kurie šiandieną padėjo mūsų komandai, rašydami SMS žinutes, siųsdami, dalyvaudami komandos valdyme. Ir štai mes galime paskelbti nugalėtojus, tie, kurie laimėjo telefonus. Alcatel OT303 telefonus. Ir tai yra Vaidas Cekanavičius, Jurbarko rajonas, Mantas Tasnilionis, Utena, Algirdas Minkevičius, Kaunas, Rasa Gudauskaitė, Tauragės rajonas, Žygaičių kaimas, netgi iš kaimo žmonės žiūri, ir Kristina Baranauskaitė yra iš Klaipėdos. Taip, kad matome, kokia geografija pilnai Lietuva apimta. Visi buvo, reiškia, šių lenktynių Horn Grand Prix 1003 km lenktynių stebėtojai. Taip. Kągi ir visa Lietuva ko gero dalyvavo, kas spėjo atvykti, kas nespėjo, kas žiūrėjo transliaciją per TV3. Dalyvių geografija taip pat buvo pakankamai plati. Šiemet į varžybas įsitraukė Danijos atstovai, šauniai pasirodė svečiai iš Estijos ir šiaip didžioji dalis iš įvairių Lietuvos miestų atvažiavusių garsiausių Lietuvos lenktynininkų startavo čia Horn Grand Prix 1003 km lenktynėse ir sėkmingai pasiekė šių varžybų finišą. Gedimų buvo įvairių, buvo ir favoritų nesėkmių, kai kurios komandos galbūt per daug pasitikėjo savo techniką arba savo jėgomis. Ne visiems pasisekė, autosportas ir autosportas, tačiau aišku, faktas vienas, kad... Kokiam sporte, Sauliani? Jo, ir krepšininkai nepataiko, ir Šakilas Onilas krepšinį deda kartais. Būna, kad krenta Genda ir Ferrari. Genda ir netgi krepšinio lentos lūžta, dušta, taip pat ir futbolo štangos. Beje, viena komanda sakė, mes kitais metais atsivarysime mašiną, niekam nesakysim kokią, ir jinai vadinsis iš raidės, sakau, gal Fiatas? O sako, nesakysim. Ateis kiti metai, tada ir pamatysite. Pamatysite, tai intriga. Nes neturės laiko, visą laiką važinės. Dabar važiuojant į numerą. Jonai, bet kai rodė video įrašą, jo? Jonai, langą Audrius išmušė su galva? Jo, su galva. Va, matėt,